Grįžau po banglentės treniruotės, pasigaminau vakarienę, vis tiek per 20 metų rengimosi į kultūrizmo sceną išmoksti, kad tai, ką valgai, yra svarbiau negu laikas, kada valgai. Kitais žodžiais tariant, jeigu maistas yra tinkamas, tai nebūna netinkamo arba per vėlaus laiko. Ir čia yra 200 gramų vištos krūtinėlės faršo, 2 kepti kiaušiniai su pipirais, su druska. Aš naudoju gan daug druskos, nes mano kraujo spaudimas yra šiek tiek per žemas, kas yra nebūdinga sunkaus svorio sportininkams, bet tai dėkingas dalykas, nes man patinka sūriai valgyti, ir kepiau ant sviesto. Nedaug to sviesto buvo, bet dietai pasibaigus ant sviesto yra labai skanu. O salotos yra burokėlių salotos su špinatais ir taip pat yra alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų ir obuolių acto. Tai va tokia vakarienė, po kurios valau dantis ir tiesiai miegot.